Taigi, labas vakaras mūsų pilnai auditorijai su vienu klausytoju. Taip, šiandieną mes turime pirmąją paskaitą. Čia kaip oficialiai jau pradėsime tą labiau teologinę dalį mūsų šitos veiklos. Tai viskas, apie ką aš pasakosiu, iš tikrųjų aš remiuosi knyga, vadinasi Dieviškasis principas, kuri buvo parašyta gerbiamo Sang Myung Moon, kuris ir sukūrė šitą tikėjimą, sukūrė šią atšaką, kaip sakant. Ir tai mes šiandieną pasigilinsim į pradžią viso to, apie ką knyga pasakoja, kas yra apie šitą istorijos priešpriešą. Tai kas yra istorijos priešprieša? Tai aš čia įdėjau vieną veidą su smailiku, kitą veidą nuliūdusi. Kodėl? Tai mes dažnai galime pastebėti mūsų aplinkoje, kad šiaip visi žmonės nori būti laimingi. Retai, ir turbūt niekada nesutiksim žmogaus, kuris sakytų, kad aš noriu būti nelaimingas. Mano svajonė yra tapti nelaimingu. Visi mes norime laimės, mes trokštame džiaugtis gyvenimu. Bet kažkodėl mes kiekvienas savo gyvenime vis tiek darome dalykus, kurie mus daro nelaimingus. Su kuriais mes, ir mes po to patys suprantame, kad kai aš tai darau, aš tampu nelaimingas ir man tas nesuteikia džiaugsmo. Gal duoda džiaugsmo trumpam laikui, bet galiausiai aš vis tiek jaučiuosi nepatenkintas gyvenimu savo. Ir aš norėjau būtent pažiūrėti, iš kur atsirado ta mūsų tokia vidinė prigimtis, kuri mus vos nestumia daryti priešingą tai, ko mes iš tikrųjų norime. Ir noriu pirmiau pažiūrėti, ką apie tai Biblija sako ir ką Biblija, kaip sakant, kur nukreipia mus. Tai Biblijoje parašyta, taigi aš radau tokį įstatymą, kad kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu, deja savo kūno nariuose aš jaučiu kitą įstatymą, kovojantis su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisviu, nuodėmės įstatymu, glūdinčio mano nariuose. Vargšas aš žmogus. Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno. Čia buvo laiškas Romiečiam 7:21-24. Tai noriu pažiūrėti, tai iš kur pas mus, kas buvo pradžia viso to? Kada prasidėjo tas mūsų visas ta tokia vidinė priešprieša? Ir iš tikrųjų, man atrodo, tai prasidėjo nuo pradžios. Nuo Adomos ir Ievos istorijos, kur mes turime tą pirmą etapą, kur žmogui pirmą kartą balsas viduje pašnabždėjo, kad juk Dievas žino viską, kad kai valgysite iš jo, jums atsivers akis ir jūs būsite kaip Dievas, pažinę gerą ir blogą. Tai aš dabar noriu pasigilinti, tai kas yra ta nuodėmė, kas yra ta, ką mes vadiname puolusi prigimtis ir kas yra jos šaknis. Nes kai aš galvoju, dažnai mes galime rasti visokio turinio, ar tai daryti yra gerai, ar tai daryti yra blogai, ir debatuoja, ten žiūri, ką Biblijoje rašo. Bet iš tikrųjų, kai aš pradėjau žiūrėti į tos dalykus, kuriuos Biblija vadina kaip nuodėmės, kas tuos visus dalykus apjungia. Ir aš pastebėjau, kad iš tikrųjų, jeigu žiūrėti visus dalykus, kuriuos Dievas vadina nuodėme arba negerais dalykais, visų tų dalykų šaknis yra savanaudiškumas. Jeigu, pavyzdžiui, keli pavyzdžiai, kodėl negerbti savo tėvų yra nuodėmė? Nes tai yra savanaudiška, tai yra nepagarbu. Tu sakai, kad nors tavo tėvai tau duoda gyvybę, nors tavo tėvai tavim rūpinasi, bet tu jiem atsakai visai kitu. Tai ta nepagarba yra kaip irgi kažkoks savo norų išreiškimas, nepaisant to, kaip bus paveikti tavo tėvai. Kodėl vogt negalima? Nes vėlgi, kai tu apvogi žmogų, tu sakai, kad man to reikia daugiau negu tam žmogui. Arba kai tu meluoji kažkam, vėlgi sakai, kad mano nuomonė, mano norai yra svarbesni, dėl to aš galiu šitą žmogų apgauti. Jis netoks svarbus. Ir visos nuodėmės, viskas, kas yra ne taip, iš tikrųjų eina iš čia. Ir netgi žiūrint atgal, kodėl čia buvo blogai? Nes motivacija šito, kas buvo pasakyta žmogui, buvo, tu padaryk tai ir tu tapsi kaip Dievas. Tai kitaip sakant, tu savo kažką gali gauti.
tu daryk šitą, kad pasipelnytum savo. Ir čia buvo šaknis tos nuodėmės. Čia buvo priežastis, kodėl tai, ką Adomas ir Ieva padarė, buvo neteisėta Dievo akise, nes jie apvertė meilę ir jie nusprendė, kad aš noriu meilę savo pasiimti. Bet taip kaip Dievas sukūrė viską, jisai sukūrė, kad meilė būtų kažkas, kas duodasi iš tavęs į kitus ir eina kaip ratu ir vyksta santykis, bet ne kažkas, ką mes tiesiog pavogiam savo. Ir dėl to aš manau, kad būtent istorijoje atsirado šitą priešpriešą ir mes galime daug dabar pavyzdžių sugalvoti, iš mūsų dabartiniuose gyvenimuose, ką mes darome, kas, mes suprantame, kad yra ne taip, bet mes toliau tai kartojame, nes iš tikrųjų aš manau, kad šitam istorijos momente, kai pirmieji žmonės suklydo, kai jie suklydo, jie atitolino save nuo Dievo, kas yra meilės šaltinis. Ir kai tu atitolini save nuo meilės šaltinio, pas tave atsiranda skylė, pas tave atsiranda trūkumas meilės. Ir tu vis tiek norėsi kažkaip tą trūkumą užpildyti. Tu negalėsi ramiai išsėdėti su ta skylė savo širdyje ir nebūtinai tu eisi į tą, kaip sakant, tą šaltinį meilės, kad gauti. Mes galime gauti ir pigių, kaip sakant, meilės šaltinių. Pavyzdžiui, ten eiti, praskorolinti 3 valandas Instagrame. Net aš pats kartais, kaip sakant, nuodėmingas esu. Žinai, atsisėdi prie telefono ir tuo metu gerai eini ir tu gauni to dopamino, tu kaip ir užsipilai, tu jautiesi čia linksma, bet po to išjungi telefoną, žiūri, jau ten tiek valandų praėjo ir galvoji, ką aš čia prašvaisčiau savo laiką. Arba ten, nežinau, prisivalgai belenkiek daug saldumynų ir kol tu valgai, tau labai gera, nes saldu, burnoji, kaifas, bet po to prisivalgęs jauties toks visas pilnas ir vėl jauties, ką aš čia padariau. Ir yra iš tikrųjų nedaug dalykų, kurie mums gyvenime suteikia tą tokią pilną vertę laimę, kaip aš ją vadinu. Ir jeigu vėlgi pastebėti, kas tie dalykai yra, kurie mums suteikia pilną vertę laimę, tai būna dažniausiai tie veiksmai, tie dalykai, kuriuos mes padarėm ne tai, kad savo pasipelnyti, bet mes tarnavome, mes mylėjome, mes ėjom kažkam padėti, mes ėjom kažkam patarti, mes kažką padarėm dėl kitų, mes mylėjome. Ir iš tikrųjų šitoj vietoj aš manau, kad kodėl man Dievas atrodo tokia nuostabi būtybė, nes jisai kūrinijos metu ne save pastatė į centrą, bet meilė. Meilė yra kaip tas, kas viską apjungia. Nes tu gali būti žmogus, kuris net netiki Dievu, bet jeigu tu gyveni gyvenimą, kuris yra pagrįstas meilė, kuris yra gyvenimas, kur tu tarnauji, kur tu darai gerą žmonijai, tu vis tiek būsi pripildytas tą meilę. Nes tu tiek daug jos duodi, kad jinai pas tave grįš atgal. Nes čia toks universalus principas, kurį Dievas sukūrė, nepaisant to, ar mes tikėsime, ar mes netikėsime, kaip ir gravitacija. Nesvarbu, ar aš tikiu ar netikiu, aš pašoksiu, aš nusileisiu. Ir čia tokiu pačiu principu ir ta meilė veikia. Ir man atrodo, iš tos pusės yra iš tikrųjų labai nobilu iš Dievo, kad jisai ne save kaip subjektą pastatė į centrą, bet pačią meilę. Aišku, mes kaip dažnai suprantame, kad Dievas ir yra vos ne ta meilės tyriausia išraiška. Bet vis tiek Dievas nėra pats savyje meilė. Dievas yra ir taip pat būtybė su intelektu, bet meilė yra dalis jo. Bet meilė taip pat ir gali būti mumise. Mes irgi galim sukurti meilę. Tai jinai nėra limituota vien Dieve. Dėl to iš tikrųjų ta priešprieša, kuri atsirado mūsų istorijoje ir tas jos išgydymas yra iš tikrųjų meilė. Ir dažnai, ko žmogui trūksta, kodėl jisai elgiasi neteisingai, kodėl jisai daro ne tuos dalykus, dažnai tai yra tiesiog noras užpildyti tą skylę, kuri egzistuoja viduje. Noras panaikinti tuos skausmus, kurie yra mūsų viduje, per tuos dalykus, kuriuos mes geriausiai žinome. Gal mes žinom, kad jeigu aš dabar tą saldainį suvalgysiu, aš iškart pasijausiu laimingas. Bet istorijos, kaip sakant, tėkmė yra tokia, kad mes bandome vis arčiau suprasti, kas yra tikrasis meilės šaltinis.
kur yra tikroji laimė, iš kur jinai iš tikro atsiranda. Ir mes kaip matome, kad, kaip aš suprantu, kad tas tikrasis laimės šaltinis ir pats galiu savo gyvenime pasakyti, kad tikrai daugiausiai aš laimės jaučiu ne tada, kai aš kažką savo padarau, bet tada, kai aš kažką darau vardan kitų, kad kažkam kitam gerai būtų. Ir aš manau, va čia yra ta paslaptis, kaip išeiti iš to ciklo. Nes dažnai mes žmonės galvojame, kad mes tiesiog esam nulemti būti blogais, ar kad mes niekada neišeisime iš to ciklo, kad ir gėrį, ir blogį darytume. Bet iš tikrųjų yra išėjimas. Ir netgi Jėzus pasakė, kad mes turime tapti tobuli, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Dėl to aš manau, tikrai yra tas būdas grįžti atgal į tą poziciją, kurioje mes buvom, kai dar žmogus buvo tik sukurtas, be nuodėmės. Yra galimybė ten grįžti, bet tiesiog tas užtrunka laiko ir tam reikia daug pastangų ir galiausiai tą tiesiog reikia suprasti ir žinoti, kaip iki tenai nueiti. Tai va, nežinau, kiek čia užtruko, bet tokia šiandieną paskaita apie priešpriešą, čia tokia įvadinė paskaita, tikiuosi jums patiko, tikiuosi buvo aišku, ką aš norėjau išreikšti ir ačiū labai visi, kas žiūrėjote, galite, kas YouTube žiūri, palaikinti, pasubscribinti ir taip toliau, kaip sakant, laukit ateities kontento, aišku, čia mes kas 2 savaitės darom, tai jisai nebus labai reguliarus, bet tikrai jisai bus ir nesustos eiti. Tai va, ačiū labai ir čiau.